Labas visiems, čia laida Būti sveikesniam apie skonius ir sveikatą. Edita, atėjusi į parduotuvę, man dažnai apsisuka galva. Dešimtis duonos, grietinės, net obuolių rūšių. Kaip pasirinkti palankiausią sveikatai? Pirmiausia, rinktis reikia ne pagal spalvingą pakuotę, o pagal ženklinimo etiketę ir žiūrėti, kas joje parašyta. Ieškoti tų produktų, kurie yra su mažiau cukraus, su mažiau druskos, nėra transriebalų. Ir eilutėje surašyta kuo mažesnis skaičius sudėtinių dalių ir nesuprantamų žodžių. O kaip su vaisiais ir daržovėm? Vaisiai ir daržovės kuo spalvingesni, įvairesni, tuo ir naudingesni. Ir reikia neužmiršti sezoniškumo. Kiekvieno sezono metu mes turime įvairių daržovių ir vaisių ir pagal sezoną juos rinktis. Tai žiemą su vaisiais ir daržovėmis teks atsisveikinti? Na tikrai neteks, nes parduotuvėje tikrai jų rasim. Bet galime ir patys pasiruošti. Reikia neužmiršti, kad puikus daržovių vaisių pasiruošimas žiemą yra šaldymas ar rauginimas. Būtent rauginimas, nes jis priduoda dar papildomos naudos tai mūsų valgomai daržovai. O kaip mūsų senolių išmintis, kad svarbiausia, kad maistas būtų sotus? Maistas ir gali būti sotus, ypatingai tiems asmenims, kurie sunkiai fiziškai dirba. Tačiau jis turi būti ne tik sotus, bet ir maistingas. Reikia neužmiršti, kad mums reikalingos įvairios maistinės medžiagos. Baltymai, riebalai, angliavandeniai, omega-3 riebalų rūgštis galima vardinti be galo. Bet jeigu mes nesirinksim įvairių maisto produktų, tai nieko gero nebus. Jeigu kasdien valgysim vištieną su ryžiais, galų gale pritrūksim geležies. Nes reikia keisti įvairias mėsos rūšis rinktis, reikia skanauti špinatų, riešutų ir kitų produktų. Tai, kaip suprantu, kasdiena ant stalo vis po naujieną. Tai iš kur pasisemti fantazijos virtuvėje? Tos fantazijos reikia, tačiau ne tiek, kaip atrodo. Jeigu mes tą pačią košę vieną dieną paskaninsim avokadų, kitą dieną bananų, o trečią dieną sviesto gabalėlių ir bus ta įvairovė. Tik reikia neužmiršti, kad patiekalas galėtų kartotis ne dažniau kaip kartą per savaitę. Skanaukit ir mėgaukitės. Juk gera būti sveikesniam. Parengtas sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro užsakymu.